Tai ko pritrūko šiandien iki tos sėkmingesnės rungtynių baigties? Aš manau, mes trečiam kėlinukė pradžia buvo labai nesėkminga ir atidavėme iniciatyvą šiauliečiam. Aišku, jie patys pasiėmė gal. Ir per pirmas minutės pelnė lengvus keletą taškų, o mes susikurdavom geras progas puolime, nesugebėjome mesti. Vat ir pasiekma, kai komanda užpirmauja 10 taškų, daugiau, jie psichologiškai atsipalaiduoja ir jiem tampa šiek tiek lengviau, bet noriu pagirti savo auklinius, kad mes visų rungtynių metu rodėm charakterį, kovėmės iki paskutinės minutės. Pritrūko, manau, sėkmės, pritrūko šiek tiek gal po naujų metų tos patirties tokios, bet manau, viskas buvo labai neblogai. Kuri pozicijos labiausiai nuvylė šiandien? Savo komandą žaidėjai. Noriu pasakyti, kad nei viena pozicija manęs nenuvylė. Žaidė žaidėjai taip, kaip šiai dienai yra geriausios kondicijos. Kokios joje kondicijos yra, taip žaidė. Stengiasi, nenori nei vieno per daug girti, nei vieno peikti. Mes esam komanda ir žaidėm kaip komanda. Ar Šiaulių pergalė lėmė tolimi metimą ar žaidimas po krepšį, nes ir to buvo nemažai? Aš skaitau, kad jeigu komanda įmeta 81 tašką, turi laimėti, ką padarė šiauliečiai. Šiek tiek mes gynyboje, kaip minėjau, trečiam kėlinukė net kovojom kamuolių, kuriuos turėjom pasiimti. Neįmetėm. Jie pagal procentą mes labai panašus. Tik tais pagal statistiką rodo, kad mes pralošėm kovą po krepšiais. Palyginus su pirmom rungtynėm, Šiauliai nustebino gerąją blogąją prasme? Kaip varžovai? Nieko nenustebino, paprasčiausiai mes žinom, ką jie darė, kaip jie žaidė. Stebuklų krepšiniai nebūna. Jie žaidė kaip jie galėjo, savo salėje, palaikėm žiūrovų. Jie turi patirtį, žaidė Europos tauriai, ne tauriai Ulebe. Tai daug patirties, užtikrintumo. Neblogai sužaidė rungtynės, šaunuoliai. Ar ši dvikova įrodo, kad Juventus gali kaip lygus su lygiu kautis su Šiauliais? Aš manau, kad tai parodė, kad čia buvo vyrų charakterių kova, buvo nusiteikimas, parodė, kad mes galim kautis.